Geseina. Eik tu, man. Golfas prieš Aerosą. Tai va, sveiki visi vėl garaže. Dabar jau prasidės rinkimas, Alkūnės pagaliau. Va, turiu skafo golius normalius. Ir bloką. Tai va, tai pirmą gal golius reikia įsimti. Daug ko? Išsitaškis tau pakai. Tu prasme? Tai tepalas yra tepalas. Ką žinau. Goliukai. Pirmą iš kurio dar prasivalyti reiktų. Viską čia gražiai. Galima naudoti šiaip toršą. Arba vat tokį statybinį feną. Geriausia turbūt būtų statybinį feną. Na dabar vat kaitinti reiks va. Prisimenu tiksliai, turiu vat termometrą. Uik tu nahui. Be reklamų. Bišį giros atsidaryt, sulčių. Daug ir man čia atsigerti sulčių. Giros. Dabar yra... Man tai yra 15 laipsnių, nuimsiu laiką. Taram 7 dabar nušilti. Pažiūrėsim, per kiek laiko čia šyla. Tai va, tai... Dabar nesinuoju, kiek ten buvo, bet, nu, matysis per video. Bet va... Nei vienas... Kas čia rūksta, blėt? Ai. Nu, va, vietomis 100... Aš, nu, per ChatGPT pažiūrėjau, kiek kaitėti, ten nuo 100 iki 102 galima. Tai va. Bloką kaitinsim, o guolius šaldysim. Čia va, tai yra purškalas. Čia nerašo, bet man tos apie iki minus kem ten nušaldo, ar kiek ten. Tai jau ten pasimsiu. Tai ten karočią, esmė visą išorę nušaldysiu ten, kol apsišerkšnys. Ir turėtų tada savo piršto, taip įkris turėtų pats golis. Tai va. Tai va, jau kaip ir karštis gerą temperatūrą. Tai per tą laiką dar tepaliuko reikia, o čia minimaliai turiu, bet užtek šitiek. Sutepam šitu tepaliuku. Nu jau gali patraukti, žinau. Blet, pataikyti tik tais. Tiesiai. Blet. Tokia yra. Seno golio pasiemi. Šito nereikia. Įkrito. Na, viso, jis čia įkritęs jų vietą. Škalų patilsiu. Opa, tai va. Šiaip keisi, kad pats neįkrito, bet gal, čia biškį kreivai galima ištaikiau iš tikrųjų. Bet va. Dabar žinau, iškristas tepalas. Kur čia, blet, per tepalas? Jis netėtų? Reikia prasivalyti dar. Nu ką jau, šitas tik greičiau turėtų kaist. Tai va jau. Kažką čia meluoja. Nu karočią, jau čia įkaitęs normaliai tai.
Дай трав. Оп, все. Žiūrėk, kaip gražiai. Girdi to garsą? Sušalo mano tepalas. Ką? Sušalo tepalas. Tai ačiū. Gerai, dabar biškai atšals tegul. Atšals ir tada alkūnę pašaldysim šitas vietas ir ta pum, tai atuzėt gražiai. Tai va dabar palauksim, kol šals biškai. Tai va bloką jau atšalo tą pusę, padėjom šoną. Dabar kišim alkūnę į šitą pusę. Pirma nusišaldysiu aš greitai, kad geriau lystų. Lečiau. Ką tik pirkau, bet jau beveik nebėra. Bliot. Gal yra taip lengva. O, gerai. Zubis. Kur hermė dedam, čia ar čia? Aš galvoju čia irgi, kad tipo, nes tada... Manau, čia biškai paprašiau būtų hermetika, nes tada, kai šitą dėsi, tipo, gali būt paskui dėsi ir ten taip pasuk šonu, ten išmazot gali paskui dar tai. Kaip tik čia naujas hermetikas, tai... Pabandysim su tokiu, ne ant piršto gal. Čia tai labai... Gal daugiau ar pocha tokia. Blet. Kaip tau atrodo? Blet, šipiškai ne taip, kaip galvau, čia lės. Tos ant kancovkės reiks tiek su pirštu dar praeit, bet... Šiaip žinok, riebiai yra. Nu, dabar domukai darbas. Tai čia jis turi, jie čia, žinok, kiekvienas golis. Kas? Kiekvienas golis, ble. Čia C4 goliai. Čia krelį purš galiu, kad jis man ne... Идеално būtų šūdus, jau. Ne. Blet, suka. Blet. Taip, okei. Dabar reik man veržlės alkūnės. Dais ar ne, pala? Ai, ne, dais, dar reik šaibų užmest kokiam. Čia iš kelių kartų buvo daryta. Ir va dabar taip. Svarbiausia taikyti tos skylės.
Jau pasiekė pabaigą. Nežinau. Ačiū, nevezdė. Į kiek 12 sukam čia? Gal 11. Per viduriuką lygiai. Čia viduriuką tai nelabai atgaudysiu čia. Nu, pocha dar per vidurį darom. Tai va, ties stūmoklį didėj yra toks laiką būna arba varnelė, ar kažkoks būna žymėjimas, kuri pusė viršų eina. Kadangi aš perrinkinėjau, tai aš vieną fiksatorių yra man dėtas, tai man biškai bus lengviau, nereiks nieko dėt ant dar. Kažką reikia gerai dar pasistepti, būtų gerai viską. Pavyzdžiui, pirštą, vat visą. Šis jeigu naujas atatinis galima būti ten pamirkyt, tepalę galima. Bet čia jis nėra naujas. Į viršų varnelę. Iki galo įsistumė jisai ten. Dabar lieka tokia vieta. Kur ta špankė? Tai va, šiuo atveju aš turiu tokį fiksatorių, bet nu dažniausiai būna su C, šiaip ir geriau naudoti, tai pasaugesnis, bet nu šiam kartui turiu tokį, tai su eisi toks polinį čia. Bet reikia žiūrėti, jis nėra, būtinai reikia pažiūrėti, jis nėra išlinkimų neturi. Pavyzdžiui, kažko lygaus padėti, galėt, kas čia lygaus. Pasidėti reikia ir pažiūrėti, ar lygus, nes jeigu jis turi išlinkimų, būtinai reikia dėti, kad išlinkimas būtų į stūmoklio pusę, nes kitaip gali iššoktis deformacijos jokios. Ir matos tik dėti į viršų, blėt, palauk, galvoju. Jo, būtinai reikia dėti į viršų arba apačią, tipo taip arba taip. Kodėl negalima, nes jeigu taip, nu čia yra mažas šansas, kad tau, kai stūmoklį žemyn varys, tau kažkaip susispaus tą šponkę ir taip išliekt gali. Nu čia maži šansai, bet visko įmanoma. Eik tu, na, senės nusi... Tai va, per fuksą buvo rasta. Dabar prisiminiau, kad labai reikia čia atsargius tais šūdais. Bet ne šitą netaip reikia dėti, blėt. Okay. Ką? Nedėk. Kodėl? Eik tu, na, išmetimo pusė turi būti, ne? Taip. Šitai bilas, na. Tai va, iš kurių biškai buvau susimaišęs, net tą pusę buvau įdėjęs, kodėl. Kai man čia susimaišė, blėt, išmetimą, tai turi būti išmetimą į apačią, ten kur duslintuvas eina, tai... Tai apsuk? Apsuku. Blėt. Ai, pocha, nereikžia, o aš gerai įdėjau. Tai va, įsidėjo, dabar reikia pasukti sakiš. Gal geriau taip į apačią padarysiu, kad būtų. Tai va, šiaip aš jau skvišą jau esu nosnių pasidaręs realiai, tai man jo daryti antrąkart kaip ir nereiks, bet aš galiu uždėti ant pasimatavimo, parodyti maždaug. Tai realiai kažkokius skvišą darai ten, nu žiedo nebūtina dėti ten.
Užsidėsiu galvą iškart. Padėk, žavas, žakės jau ten dažnai būna pareina. Tai va, ir pasimti reikia lydmetalio. Nesukinė, žinok, aš be žiedo esu tai. Geriau nesukinė taip. Štangelis elektrinis. Čia 1,5, man atrodo. Ir yra viena. Čia yra vienas jau. Blet, nu 6 buvo kažkur mačiau. Tai dar kartą pamatau, tai... Čia pas mane minimaliai, aš matau 0,6 kažkur minimaliausiai. Nu tai čia realiai užtenka, bet... Šiaip gal reiktų geriau paskaičiuot man savo suspaudimo laipsnį. Nu tai kažkas tipo geras, bet aš norėčiau labiau gal suspaudimo laipsnį vos nepaskaičiuot. Skaičiuoti reikia vos nerasti kokį švirkštą ar kažkokią talpą, iš kurios galėčiau pamatuoti, kiek talpas kyšio cilindrė. Žiedą pirmąjį. Jo, žiedą, bet reikia tu surasti ir ką įdėt galėčiau, tipo, nu iš ko išpil, žinai. Tarpinio, nu tipo, galima, gal ir nete, bet geriau už taip biškai nepakenks. Čia nuo žiedas. Tai va, kaip ringapą pasižiūrėti, tai Blet, gal neturiu seno stumoklio dabar kažkur. Tai va, įstumiu žiedą. Dabar pamatuosiu šio gapą. Toks va, tai yra aparatas. Tai aš paskaičiau, man turi būti maždaug tarp 0,20 iki 2,5, nu čia 19, tai čia tokia formulė 0,04 kart savo cilindro diametras, tai 0,20 lenda. Ai, čia viskas gerai su iš tikrųjų tai jau. Gerai dabar. Padėsiu, įdomu, kad reikia, žinok, žiedus spausti. Baby, don't hurt me. Žiedo net netepam nach, nes tada labai slys pirštai. Čia užteks nuo cilindro. Bet po suko gal nereikia, gal reikia hermetiką girmančiatę, bet... Ai, poha. Nu, manį. O, gerai. Profesionalo darbas. Ai, tramplys. Nu gerai, visam. Senių kompresijos nėra. Kompresijos taip yra, žinai. Tai daug biškių įdomų kamerą, nes man labai paskaudo jau blet kaklą laikys kamerą. Ne ta pusė. Abi gal fotos. Buvo pasūdžiu. Jo.
Pizda? Jau senai tai man tai buvo, kad taip lystų gražiai. Op. Prisukom starterį. Telėtas prisuko. Nu tai va, tai jau realiai beveik viskas baigta, jau surinkta viskas. Nu, kompresijos yra gerai, tikrai yra kompresijos. Tai va, turbūt jau bandysim dėti atgal į roksą ir gal bandysim kurt. Tai va. Nu, first startas. Gesink, na. First startas. Kas čia bėga? Kas čia bėga? Man rodos benzas. Viskas, na, išlapė. Čia kalianas, seniai? Aha. Nežinau, kas gali būti. Nu, pocho, galbūt nereiks skelti bloką, bet tai reiks cilo traukti. Per mažas kušas buvo galimai. Bet tai negali būt, na. Nu, benzas blogas. Tai va, hebra, matėt, man ten biški pasipylė, benzas pradėjo detonuoti. Tai klynas buvo, bet nu, daug klyno problema. Biški šlangutė užsikirmys buvo, tai pradėjo leisti man ten, o ten kalenimas, tai detonuot pradėjo cilindras, bet nu ten spėjau užgesinti, ten nebus tokių problemų dar. Solo